Spalio 19 lygiai prieš 49 metus, būtent šią dieną, prasidėjo pirmoji globali energetikos krizė. Aš kaip tik papasakosiu apie šią istoriją, bet būtent šis sutapimas man neleido ignoruoti to istorinio konteksto, kuris mus dabar pasiveja jau kitomis formomis. Ir prisiminti tą istorinį kontekstą yra labai svarbu, nes kai kurios pamokos, aš manau, ne iki galo galbūt išmoktos. Ir tai nulėmė, jog mes šiais metais turime tokias didelės krizės energetikoje ir tokius didelius kainų svyravimus. 1973 metai, spalio 6 dieną, žydai visame pasaulyje ruošiasi švęsti savo didžiausią religinę šventę Jom Kipurą. Tai yra ta diena, kai žydai iš esmės negali nieko daryti, jiems yra visiškai uždraustas bet koks fizinis darbas. Jie gali tik tais melstis, atgailauti, pasnikauti, medituoti. Kitaip tariant, tai yra visas viešojo gyvenimo sustabdymas. Bet 1973 metais, spalio 6 diena buvo visiškai kitokia, nes tą dieną, labai tikslingai žinoma, pasirenkė dieną, Egipto kariuomenė kartu su Sirijos kariuomenė užpuola Izraelį iš dviejų pusių. Egipto kariuomenė, susitelkusi ties Sueco kanalu, peržengia šitą kanalą pontoniniais tiltais. Štai kaip tik čia ir matote tą istorinę nuotrauką, kaip jie perkelia savo karinės pajėgas per Sueco kanalą į Sinajaus pusiasalį, kuris tuo metu yra užimtas Izraelio. Prie kanalo buvo sutelkę apie 100 000 karių, maždaug 1350 tankų, daugiau negu 200 artilerijos pabūklų ir sunkiųjų minosvaidžių. Tuo metu Sinajaus pusiasalyje žydai turėjo tik maždaug apie 350 karių ir šiek tiek mažiau negu 300 tankų, kurie buvo išdėstyti šalia 16 fortų, bet tik tais vienas tankų dalinys buvo iš tikrųjų parengtas iškart stoti į mūšį prieš Egipto pajėgas. Tuo pat metu Sirijos pajėgas pradėjo ataką prieš Golano aukštumose įsitvirtinusius žydų karius ir tokiu būdu sinchronizuotai gana netikėtų puolimu tikėjosi pasiekti greitą pergalę. Arba bent jau iš dalies atkovoti tas teritorijas, kurias žydai buvo užėmę prieš 6 metus, 6 dienų karo metu. Šitas puolimas buvo iš tikrųjų netikėtas tiek Izraeliui, tiek amerikiečiams. Amerikiečių žvalgyba dar prieš porą mėnesių teikė išvadas, kad karas yra mažai tikėtinas. Ir iš esmės tik likus porai dienų iki šito antpuolio buvo gauti pranešimai apie didelės sutelktas pajėgas ties Izraelio valstybė. Taigi, taip, spalio 6 dieną prasidėjo žymusis Jom Kipuro karas ir kartu pirmoji globali energetinė krizė. Pirmosios karo dienos iš tikrųjų žydams buvo labai nesėkmingos, nors amerikiečiai tikėjosi, kad kaip ir prieš tai buvusius 3 jau žydų ir arabų karus, Izraelis laimės gana nesunkiai. Visų pirma dėl to, jog jie turėjo gana didelę amerikiečių paramą karinėmis priemonėmis, moderniausias technologijas tuo metu prieinamas pasauliui. Tačiau 1973 buvo visai kitokia istorija. Jau per pirmasias porą dienų Izraelis atsidūrė ties sutriuškinimo riba. Naktį iš spalio 8 į 9 slaptame pasitarime
Izraelio vyriausybės kabineto sudėty. Tuometiniai premjeriai Goldai Meir, Izraelio gynybos ministras Moshe Dayanas perduoda žinutę, kad tai gali būti trečiosios šventyklos pabaiga. Trečioji šventykla žydų pasaulėžiūroje, mitologijoje reiškia iš esmės taip ir neatstatytą Saliamono šventyklą, kurio žydai siekia atstatyti ant šventyklos kalno. Bet kartu metaforinė prasme tai yra ir žydų valstybės apskritai atkūrimas ir gyvavimas. Taigi trečioji šventykla tai yra visa žydų valstybė kaip tokia, moderni, dabartinė žydų valstybė. Ir sakydamas, kad tai yra trečiosios šventyklos pabaiga, gynybos ministras iš esmės nurodo, kad žydų kariuomeniai gresia visiškas žlugimas. Kartu tai yra ir tam tikras slapto kodo perdavimas, nes tuo metu šventykla žydų Izraelio valstybės slaptose susitarimuose reiškia branduolinį ginklą. Ir Golda Meir duoda įsakymą tą naktį aktyvuoti branduolinį ginklą, kurį Izraelis vysto jau nuo 67 metų. Ir nors oficialiai jis niekada to nepripažino, tačiau faktiškai jis leidžia suprasti, kad branduolinio ginklo panaudojimas pagal taip vadinamą Samsono doktriną, tai yra galimybė panaudoti branduolinį ginklą tuomet, jeigu tai gresia Izraelio valstybės sunaikinimu, jis gali būti, jis yra realus. Ir tas toks strateginio neapibrėžtumo, neužtikrintumo atsakas, jis buvo signalizuojamas ir kaimynėms šalims. Bet būtent tuo metu iškyla labai reali grėsmė, jog branduolinis ginklas yra paskutinė likusi priemonė Izraeliui išlikti tame kare. Taigi, Izraelio premjerė duoda įsakymą apginkluoti 13 Jerichono klasės raketų. Taktinio galingumo, tai yra 20 kilotonų galios branduoliniais užtaisais. Tačiau tas apginklavimas vyksta pakankamai akivaizdžiai. Ir istorikai mano, kad tas akivaizdus apginklavimas buvo skirtas visų pirma amerikiečiams. Tai yra, kad taptų paskutiniuoju signalu įspėjančių savo sąjungininkus, jog Izraelis griebėsi paskutinio šiaudo. Iš tikrųjų, amerikiečiai tą užfiksuoja. Jau spalio 9 rytą tuometinis JAV valstybės sekretorius Henris Kissingeris gauna žvalgybos informaciją apie pasirengimą iš Izraelio pusės naudoti branduolinius ginklus. Ir be abejo iškart perduoda šitą informaciją JAV prezidentui Richardui Nixonui. Šis nedelsdamas įsako pradėti operaciją Nickelgrass, arba nikelio žolė, nikelio pievelė, galėtume taip išversti. Ši operacija reiškia, jog Izraeliui yra skubiai telkiama didžiulė karinė parama ir JAV karinio transporto priemonėmis, kariniais transporto lėktuvais yra gabenami didžiuliai kiekiai karinių reikmenų, kurie turėtų atstatyti jau gerokai nukraujavusias Izraelio karinės pajėgas ir suteikti galimybę Izraeliui vis dėlto pasiekti kažkokį tai persilaužimą šitame kare. Prasideda didžiulis, taip vadinamas oro liftas. Per daugiau negu 30 dienų virš 22 000 tonų įvairios karinės technikos, įskaitant sunkiosius tankus, įskaitant modernius artilerijos pabūklus ir kitas priemonės, yra gabenama Izraeliui. Šitą operaciją iš tikrųjų amerikiečiai laiko viena iš sėkmingiausių savo apskritai 20 amžiaus, sakykime, strateginių operacijų, prilyginamų Berlyno blokados pralaužimui, kada lygiai taip pat orų buvo tiekiama
įvairia pusė pagalba vakarų Berlynui. Tačiau europiečiai tuo metu nelabai norėjo įsitraukti iš to konfliktą ir nesutiko iškart padėti amerikiečiams šitoj transportavimo kampanijoje. Tik Portugalai po dėrybų sutiko įsileisti į Azorų salas amerikiečių lėktuvus. Ir Azorų salose tuo metu realiai sinchroniškai vyko ir didžiulis oro transporto srautas. Kiekvieną dieną ten kilo ir leidosi apie 30 karinių lėktuvų. Ir nuo to laiko Azorai turi vieną iš didžiausių oro bazių. Kartu amerikiečiams tai buvo irgi priminimas, kad jų strateginės galimybės yra gerokai suvaržytos atstumų. Ir kaip tik nuo 1973 metų amerikiečiai pradėjo investuoti labai didelės sumas į degalų papildymą ore, kad nereikėtų priklausyti nuo tarpinių stotelių. Praėjus kelioms dienoms, spalio 19 dieną, prezidentas Niksonas kreipėsi į Kongresą jau su oficialiu prašymu skirti 2,2 milijardo JAV dolerių karinės paramos Izraeliui. Ir ši diena sukelia kaip tik didžiulį atsaką iš arabų šalių, OPEC kartelio, nes Sirija ir Egiptas be abejo suprato dar prieš pradėdami tą ataką, jog jiems teks kovoti ne tik prieš Izraelio kariuomenę, bet prieš amerikiečių paramą, karinę ir politinę paramą Izraeliui taip pat. Todėl dar prieš prasidedant kariniams veiksmams, maždaug likus porai mėnesių iki atakos pradžios, Egipto prezidentas ir Saudo Arabijos karalius slapta susitarė panaudoti naftos embargą kaip ginklą kare ne tik prieš Izraelį, bet ir prieš amerikiečius. Ir kaip tik spalio 19 dieną tas ginklas yra aktyvuojamas, tai yra reakcija į Niksono kreipimąsi į Kongresą. Jau tą pačią dieną iškart Libija paskelbė, jog įves embargą, naftos embargą amerikiečiams ir kitą dieną tą patį padaro Saudo Arabija bei kitos arabų šalis. Taigi, ponai ir ponios, šiandien, spalio 19 diena, yra kaip tik sukaktis tos pirmosios naftos krizės ir realiai energetikos kaip ginklo taikymo šiuolaikinėje istorijoje pradžia. Pats embargas buvo nukreiptas prieš šalis, kurios palaiko Izraelį, be abejo visų pirma prieš JAV, bet lygiai taip pat ir prieš Europos valstybės, prieš Japoniją, prieš Kanadą, prieš Pietų Afrikos Respubliką, be abejo prieš tą pačią Portugaliją, kuri irgi laikoma kaip jau bemaž tiesiogiai į paramą Izraeliui įsitraukusi valstybė. Ir tai sukelia iš tikrųjų didžiulę iki tol nematytą naftos krizę globaliu mastu, kuri truko ilgiau negu truko pats karas. Jom Kipuro karas buvo užbaigtas formaliai spalio 26 dieną, kada dėrybose tarp amerikiečių ir sovietų buvo pasiektas susitarimas neskaluoti toliau šito konflikto, o priversti, iš vienos pusės Izraelį, iš kitos pusės Egiptą ir Siriją susitarti dėl paliaubų ir dėl karo nutraukimo. Pats karas realiai baigėsi labai nežymiais teritoriniais pakeitimais ir tik tais vėliau jau dėrybose Izraelis sutiko, kaip sakant, pagal tą formulę taika mainais už žemę, sutiko atiduoti dalį anksčiau okupuotų teritorijų. Bet OPEC neatšaukė savo naftos embargo dar iki pat kitų metų kovo mėnesio, nes reikalavo, kad Izraelis apskritai pasitrauktų iš okupuotų teritorijų ir kad tokį spaudimą jam darytų tiek amerikiečiai, tiek ir kitos pasaulio šalis. Buvo sumažinta apie 25 procentus apskritai naftos gavybos OPEC šalise ir tai sukėlė naftos trūkumą jau ne tik tiesiogiai nuo embargo kenčiančioms valstybėms, bet ir kitoms, kurios lygiai taip pat tuo metu pajuto, ką reiškia globali energetikos krizė, nes naftos kainos iki tol
kaip kažkas juokaudavo, buvusios beveik pigesnės už vandenį, iš tikrųjų šoko į neregėtas aukštumas. Amerikiečiams šitas embargas buvo lygiai taip pat netikėtas ir labai skaudus. Tuo metu JAV neturėjo jokio realiai strateginio naftos rezervo, kas vėlgi tapo būtinybę po šitos energetinės krizės. Ir dabar šis amerikiečių strateginis naftos rezervas turi labai didelį įtaką naftos kainoms visame pasaulyje, nes padeda stabilizuoti pasiūlą tais atvejais, kai tarkim OPEC ima mažinti ją. Bet tuo metu 72-73 metais amerikiečiai yra labai priklausomi nuo naftos importo apskritai ir nuo naftos importo iš artimųjų rytų, iš OPEC valstybių regionų. Skaičiuota, kad 72 metais apie 83% visos naftos importo į JAV keliaudavo iš artimųjų rytų. Ir 73 metais apie 6,2 milijonų barelių naftos per parą amerikiečiai importuodavo, kas buvo daugiau negu trečdalis viso JAV naftos poreikio ir vartojimo. Amerikiečiai iš tikrųjų labai staigiai pajuto ir degalų trūkumą, ir didžiulę šokinėjančias kainas. Tai paskatino politikus prašyti, kiek galima daugiau taupyti. Taupimo kampanija iš esmės labai panašiai prilygsta dabartiniais laikais skelbiamus prašymus taupyti, mažinti šildymo temperatūrą. Amerikoje netgi buvo kalbama, kad nereikėtų išlaidauti per Kalėdas. Turbūt irgi primena kai ką jums iš šių dienų aktualių, ar ne? Tai Oregono valstija netgi apskritai uždraudė Kalėdas dėl to, kad tai yra tarsi nepadoru dar papildomai eikvoti elektros energiją ar naftos resursus, kai vyksta tokie dalykai. Ir degalų normavimas tapo iš esmės įprastų reikalų, jau tiesiog kai kada nebūdavo. O Richardas Nixonas jau tiesiogiai prašė degalinių riboti pardavimus savaitgaliais. Tai yra, kad šeštadieniais ir sekmadieniais tiesiog nepardavinėtų degalų ir tokiu būdu bandytų taupyti naftą visos šalies mastu. Tai jeigu mes apžvelgtume, kaip ekonomistai vertina, kas labiausiai daro įtaką energetinių resursų kainoms, tai čia kažkokių stebuklų neįžvelgtume, visi sako labai panašiai. Pirmas dalykas be abejo pasiūla, antras dalykas paklausa ir trečias dalykas geopolitika. Geopolitika kaip veiksnys atsiranda iš tikrųjų po šitos pirmosios naftos krizės ir periodiškai tai kartojasi. Veiksnių, kurie lemia pasiūlos paklausos sankirtą, yra žinoma labai daug, bet geopolitika gali visus tos veiksnius tiesiog nubraukti. Ir tos prognozijos, kurios remiasi tik, sakykime, ekonominiais skaičiavimais, pasiūlos paklausos matavimais, jie gali absoliučiai tiesiog netilpti į politinių sprendimų amplitudę, nes kaip tik tie politiniai sprendimai labai staigiai ir greitai gali visų pirma pakeisti pasiūlos veiksnius. Žinoma, tų veiksnių mes turime labai daug. Ir kalbėti apie politinius sprendimus galima labai ilgai, bet čia keletas svarbiausių dalykų, kuriuos galiu paminėti, tai žinoma, kad karai ir karinės intervencijos yra turbūt tas labiausiai trikdantis rinkas dalykas ir ypatingai, jeigu tai yra susijęs su tais regionais, kurie yra energetinius išteklius eksportuojantis regionai. Tai yra artimieji, vidurio rytai, Venezuela kai kuriais atvejais ir panašus regionai. Intervencijos į tuos regionus
net ir turint labai gerų kėslų, irgi yra vienas iš didžiulių rizikos veiksnių. Politinės krizės, pavyzdžiui, tokia kaip Arabų pavasaris, Šiaurės Afrikos ir Artimųjų rytų regione 2011 metais vėlgi buvo labai suerzinę rinkas įvykiai, nes buvo sunku prognozuoti, ar tai nevirs į tiesiog šitų visuomenių ilgalaikę destabilizaciją, ar tai negrės politinių režimų perversmais ir ar apskritai ten bus įmanoma artimiausiu metu veikti. Ir sankcijos be abejo, sankcijos toms šalims, kurios eksportuoja dujas arba naftą. Ir čia turbūt vienas iš geriausių pavyzdžių yra JAV prezidento Donaldo Trumpo nutrauktas taip vadinamo branduolinio susitarimo įgyvendinimas su Iranu 2018 metais ir sankcijų grąžinimas, sankcijų taikymas Iranui, kas realiai išima dalį, bent jau dalį Irano energetinių resursų iš rinkų. Žinoma, paklausos ir pasiūlos elementai vis tiek veikia, tiesiog geopolitika juos dar labiau išryškina arba, kaip sakiau, kai kuriais atvejais tiesiog visiškai nubraukia, galbūt netgi į priešingą pusę. Čia matote keletą pačių didžiausių šuolių naftos kainų istoriniai perspektyvai. Mano jau minėta Jom Kipuro krizė ir karas, kuris buvo pirmasis didelis sukrėtimas, 3-4 kartus padidinęs naftos kainas globaliai visame pasaulyje. Kitas didelis sukrėtimas buvo Irano revoliucija ir 79 metais ir netrukus po to 80-aisiais prasidėjęs Irano ir Irako karas, kas irgi laikoma kaip antroji naftos krizė. Persijos įlankos karas trumpalaikis, bet vėlgi labai reikšmingas naftos šuolis po to, kai amerikiečiai nusprendė aktyviai įsitraukti ir apginti Kuveitą nuo Irako invazijos. Tai 20-ajame amžiuje mes matėme tokius labai stiprius sukrėtimus, po kurių kainos grįždavo į tą normalų vadinamą lygį, bet atmesti tokių didelių svyravimų ir ypatingai geopolitinių sprendimų pasiekmių energetikai iš tikrųjų vis dar negalime ir kaip matome, susidurime šiais laikais patys su tuo. Dujų rinkų svyravimai Europoje, ką mes matėme šiemet, iš tikrųjų yra labai jautrus politiniams sprendimams. Kaip matėte, kainos, dujų indeksų kainos Europoje yra gerokai labiau paveiktos negu Azijoje ar JAV. Ir čia yra savų priežasčių. Iš tikrųjų, dujų rinka Europoje yra ganėtinai politizuota ir labiau politizuota negu Azijoje ar Šiaurės Amerikoje. Kas tai lemia? Tai visų pirma, tai, jog Europos priklausomybė nuo išorinių tiekėjų yra ganėtinai didelė. Ir čia turime gana mažą tiekėjų skaičių. Tai yra ne visada pavykdavo, o ypatingai nesinorėdavo diversifikuoti, pavyzdžiui, dujų importo šaltinius. Ir čia mes žinome, į ką reikėtų besti pirštu. Ir nepaisant įvairių netgi perspėjimų, ta priklausomybė nuo Rusijos ir nenoras diversifikuoti dujų importo iš Rusijos į Vokietiją, iš tikrųjų dar labiau suvaržė europiečių galimybės rinktis ir pakankamai greitai pereiti nuo vienų tiekėjų prie kitus. Infrastruktūra, vamzdynai, tai yra ribotas išteklius, jo negali pakeisti per mėnesį ar netgi per metus. Ir tenka tiesiog naudotis tą infrastruktūrą, kurią turime. Taigi ta ribota infrastruktūra, įskaitant ir pakankamai nedidelį palyginus LNG, suskystintų gamtinių dujų terminalų kiekį Europoje, irgi lemia, kad politiniai sprendimai gali gerokai stipriau paveikti Europos rinkas negu kitas šalis. Apie priklausomybę nuo Rusijos jau kalbėjau ir čia turbūt kartotis nereikia.
Tai, kad europiečių gamtinių dujų kainos iki šiol vis dar realiai yra nustatomas pagal dujų tiekimą vamzdynais ir suskystintos gamtinės dujos į tą žinomą Olandų TTF biržą iš esmės neįsiskaičiuodavo, jau dabar verčia ieškoti politinių sprendimų. Ir Europos komisija ne veltui kalba apie tai, kad mes turime sukurti alternatyvų indeksą arba paveikti dabar esančius, nes tai nebetitinka realybės. Tai suskystintų gamtinių dujų pasiūlos kreivės augimas, galimybė atsverti tas netektas Rusijos dujas iš tikrųjų verčia ir be jokios abejonės privers persvarstyti ir tai, kaip yra formuojamos kainos ir indeksai dujų biržose. Ir kas dar yra svarbu, tai jog dujų sektorius Europoje, nereikia to slėpti, yra potencialiai labai korumpuotas. Korupcija apskritai yra neišvengiamas dalykas visur, kur yra dideli pinigai ir periodiškai galima matyti didžiulius teismų procesus, ypatingai Amerikoje, kur pasaulinio lygio kompanijoms yra skiriami milžiniški milijardus siekiantis ieškiniai už tai, jog jie papirkinėja galimus naftos ar dujų tiekėjus, piknaudžiauja kai kurią dominuojančią padėtimi rinkose ir panašiai. Dujos Europoje yra, sakyčiau, dar labiau korumpuotos. Mes turime tiesiog akivaizdžius pavyzdžius, kurie yra ignoruojami kaip tas dramblys kambaryje. Šiuo atveju dramblys vardu Šrioderis turbūt geriausiai būtų įvardinti taip. Ir tokie pavyzdžiai rodo, kad ta pati Vokietijos priklausomybė nuo Rusijos atsirado ne šiaip savo, ne dėl vien ekonominių kažkokių dalykų, bet galbūt potencialiai ir dėl korupcinių sumetimų. Dabartinis karas energetikos frontuose iš tikrųjų prasidėjo gerokai anksčiau negu karas Ukrainoje. Apie tai jau kolegos irgi minėjo prieš tai buvusiuose pristatymuose. Rusija pradėjo mažinti dujų tiekimą Europoje jau 2021 metų rudenį ir iš tikrųjų per tą ketvirtį, lyginant su prieš tai buvusių metų ketvirčiu, apie 24% dujų buvo patiekta Europai mažiau. Čia srautas labiausiai buvo mažinamas per Ukrainą ir per Jamal dujotiekį, kuris eina per Baltarusiją. Tuo pat metu paliekant iš esmės visiškai tokį pat srautą Nord Stream 1 atšaka. Ir aišku, kad tai labiausiai buvo sietina su tokiais labai paprastais aiškinimais, kogi nori Rusija. Ir tuo metu rudenį, nepaisant to, kad net ir karinė situacija jau darėsi vis labiau įtempta, aiškinimai, ko nori Rusija, buvo labai tokie paprasti. Pirmas dalykas, Rusija nori paspausti europiečius, kad kuo greičiau sertifikuotų Nord Stream 2 dujotekį. Ir antras dalykas, Rusija nori pririšti vartotojus ilgalaikiais kontraktais labiau ir yra nepatenkinta, kad europiečiai pereina vis daugiau į kintančių sandorių biržas. Tai Rusijos vicepremjeras Novakas labai aiškiai pasakė, greičiau sertifikuosit Nord Stream 2, greičiau stabilizuosim dujų tiekimą visai Europai. Ir pripažinimas, jog tai yra politinis sprendimas iš Rusijos pusės, buvo labai akivaizdus. Tarptautinės energetikos agentūros vykdomasis direktorius Birolis irgi sakė, kad Rusija šiuo metu gali be jokių problemų mažiausiai 15% padidinti dujų tiekimą, jeigu jį to norėtų. Ko mes tuo metu nematėme? Iš tikrųjų, nematėme, kad tai gali būti pasirengimas ir kariniams veiksmams ir manipuliavimas kainomis tam, kad Rusija turėtų tokį buferį savo ekonomikai. Jie be abejo tikėjosi, kad pradėjus karinius veiksmus Ukrainoje jiems bus įvestos sankcijos, be abejo skaičiavo, kad turės kažkokių nuostolių. Dujų ir naftos kainų kilimas iki to
ir bandymas kartu spausti europiečius, kad jie nedarytų staigių politinių judesių, buvo, kaip dabar jau galėtume pasakyti, buvo be abejo turbūt viena iš pagrindinių priežasčių. Ir netgi svarbesnė priežastis negu tie tokie infrastruktūriniai dalykai. Per šitą pirmąją fazę 2021 rudenį ir žiemą matėme du tokius didelius naftos dujų kainų šuolius. Ir pirmasis šuolis įvyko spalio 6 dieną, kada sutapo pakankamai daug tokių kintamųjų. Ir didelė dalis jų buvo kaip tik politinės prigimties kintamieji. Pradedant nuo to, kad Prancūzijoje branduolinė energetika mažina savo dalį, ten streikuoja branduolinių elektrinių darbuotojai. Europiečiai supranta, kad jų dujų saugyklos yra per mažai užpildytos ir tas lygis iš esmės yra žemiausias per buvusius pastarosius 10 metų, kaip tik dėl to rusiškų dujų tiekimo mažinimo. Putinas labai aiškiai sako, kad čia Europa kalta, čia jūs prisižaidėt. Tie ilgalaikiai kontraktai galėtų jūs išgelbėti ir buvo klaida jų atsisakyti bendraujant su Gazpromu. Na ir tuo pat metu irgi OPEC, net ir matydamas tas pakankamai greitai augančias energetinių resursų kainas, neatsisako savo planų labai nežymiai didinti naftos gavybą, kas realiai jau nebetitinka rinkos poreikių ir pagal visą situaciją jie turėjo tą didinimą spartinti labiau, bet be abejo ne be Rusijos spaudimo. Irgi yra spaudimas laikomas toks, kad ir naftos pasiūla nebūtų pernelyg didelė. Ir gruodžio 21-22 dieną, kada nutraukiamas yra sustabdomas dujų tiekimas iš Rusijos pusės per Jamal dujotekį. Ir tas sustabdymas yra politinė reakcija, be jokios abejonės yra politinė reakcija į Vokietijos reguliuotojo pranešimus, padarytus porą dienų prieš tai, jog per artimiausią pusmetį arba per 2002 metų pirmąjį pusmetį Nord Stream 2 sertifikavimas yra tiesiog neįmanomas. Taigi visa tai, dėl ko bent iš dalies rusai spaudė rudenį europiečius, pasirodo, kad neduoda teigiamo rezultato Rusijai ir jie paspartina savo spaudimą tokiu dar agresyvesniu parodymu, kad jie galėtų galbūt visiškai nutraukti dujų tiekimą Europai ir galbūt tikėdamasi, kad tai išgąsdins europiečius ar tos pačius vokiečius, privers pakeisti jų sprendimą ir panašiai. Sprendimo jie nepakeitė ir iš tikrųjų tada jau pereinama į antrąją energetinio karo fazę, kuri jau iš esmės sutampa su karo Ukrainoje faze. Čia žinoma paties karo pradžia ir tie pirmieji sprendimai, kurie vyksta dėl karo Ukrainoje, dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, sukelia didelį šoką naftos ir dujų rinkose. Aš sakyčiau, tai yra ne tiek pats pirmasis žingsnis iš Rusijos pusės, tai yra, jog jie įsiveržė į Ukrainą, bet galbūt netgi reakcija iš JAV ir ES pusės atsakant pakankamai griežtomis sankcijomis ir rodant, jog yra nusiteikimas Rusiją stabdyti visomis įmanomomis ekonominėmis priemonėmis, įskaitant galbūt ir energijos resursų pirkimo iš Rusijos stabdymą. Ir čia, aišku, prasideda tas žaidimas su dujų tiekimo mažinimu Europai. Jis tai yra sumažinamas, tai nutraukiamas visai, tai vėl paleidžiama ir ta tendencija nusistovi jau šių metų vasarą, kada nuo birželio pradedama nuosekliai mažinti tiekimą per Nord Stream pirmąją jungtį. Ir čia kaip tik tie sumažinimai sutampa su dujų kainų šuoliais.
Ir pats didžiausias šuolis įvyksta rugpjūčio pabaigoje, kada jau, kaip ir minėjo kolegės, jau yra galutinai nutraukiamas, sustabdomas Nord Stream 1 dujų tiekimas. Iš pradžių kalbėta, kad galbūt tik tais 3 dienom, bet paskui pareikšta, jog tai bus neribotam laikui nutrauktas šitas tiekimas. Ir mes turime situaciją, kada rusiškos dujos iš esmės visiškai traukiasi iš ES rinkų. Ir lyginant su šių metų vasario pabaigos srautu, dabar yra likę maždaug tik tais vos 18% dujų to tipinio srauto į Europą. Ir jis likęs yra tik tais per Turkstream atšaką, gana nedidelė, ir dalis ateina iš Ukrainos vis dar. Nei Jamalas, nei Nord Streamas iš esmės jau nebeveikia, kaip buvo įprasta. Na ir galima turbūt iš esmės apibendrinti, ką tai reiškia. Čia mato turbūt labai plačiai pasklidusią nuotrauką. Tai yra tas nuotėkis iš Nord Stream 1 ir Nord Stream 2 dujotekių po susprogdinimo šitų dujotekių. Ir tai yra savotiškas vėlgi signalas, kad Rusija realiai jau išeikvojo visus savo energetinio karo ginklus. Net ir pasikeitus politiniai situacijai, atstatyti tiekimo Nord Streamo 1 ir 2 iš esmės yra neįmanoma. Nors Putinas kalba, kad dar galėtų teoriškai ta nepažeista Nord Streamo gija dujas tiekti, bet tai yra viskas. Tai, sakyčiau, iš tikrųjų yra end of the game. Europiečiai rusiškų dujų jau iš esmės niekada nebegaus tiek, kiek jie būdavo įpratę gauti. Beveik visi sutartinai sako, kad Nord Streamas yra žlugęs projektas, jau nekalbant apie tai, kad Nord Streamo dujų niekada nesertifikuos ir nepaleis, bet tiesiog ir fiziškai nebebus prasmės jų atstatinėti. Ir Rusija šitais energetinio karo veiksmais realiai nepasiekė nieko, ko tikėjosi. Tikėjosi ji, matyti labai elementarių dalykų. Tikėjosi, kad energetinė krizė, turint galvoj precedentus, tarkim tą patį 73 metų precedentą, sukels didžiulius neramumus ir nepasitenkinimus Europoje, kai patys rusai labai mėgo šaipytis ir aiškinti, kad jūs čia sušalsite, jūs čia pereisite prie malkų deginimo, grįžti į 19 amžių ir panašiai. Tai nieko panašaus neįvyko. Aišku, infliacija ir energijos kainos labai trikdo vakarų visuomenės. Ir tai yra pagrindinė tema, nebe karas Ukrainoje. Bet vakarų visuomenės yra vis dar atsparios. Politikai sugeba surasti sprendimus, kurie leidžia pakankamai greitai reaguoti į tokią netipinę situaciją. Taigi, tai, kad Rusija net ir iš esmės visiškai beveik nutraukdama dujų tiekimą neprivertė vakarų visuomenio sukilti ar kažkaip tai protestais bandyti pakeisti vyriausybės, tai jau yra pralaimėjimas. Europa vietoj to, kad, pavyzdžiui, sumažintų sankcijas Rusijai, jas įvedinėjo vis griežtesnės ir griežtesnės. Nuo gruodžio jau turėtų įsigalioti ir sankcijos naftai, be abejo su didelėm išimtim, bet visgi tai irgi yra svarbus žingsnis. Ir svarbiausia, Europa labai greitai rado alternatyvą, tai yra suskystintų gamtinių dujų importas, iš esmės jau pakeitė tas netektis dėl rusiškų dujų. Žinoma, įvairiais scenarijais skaičiuojant, net ir tas likutis, kurių Rusija tiekia Europai, gali būti svarbus. Ir čia nemažai kalbėjo kolegos apie tai, kad kita žiema yra galbūt labiau neaiški negu ši. Ir įvairiuose scenarijuose yra skaičiuojama, kaip pavyktų užpildyti saugyklas kitiems metams su rusiškom dujom ar be jų. Bet aš sakyčiau, kad tai jau iš esmės nebekeičia situacijos.
bet kuriuo atveju Rusija sugrįžti į tą manipulacijų lygį, kurį buvo pasiekusi aukščiausiai šių metų eigoje, realiai negali. Ir šitas sprogimas realiai parodė, kad viskas, instrumentų daugiau nebėra, netgi pats Nord Streamo susprogdinimas labai didelės įtakos dujų rinkose nepadarė. Buvo poros dienų nedidelis pakilimas, bet labai greitai grįžo situacija į normalią situaciją. Tai, kad yra pripildytos dujų saugyklos, beveik jau pasiektas 95% jų, yra pati geriausia naujiena europiečiams šią žiemą. Ir žinoma, mes galime sakyti, kodėl Europa nenutraukė rusiškų dujų žymiai anksčiau. Čia atsakymas. Reikėjo iš tikrųjų daryti viską, kad, na, sakykime, net ir su pakankamai tokiais ciniškais apskaičiavimais, jog vis dar mokam už dujas Rusijai, reikėjo pasiruošti žiemai ir tie sprendimai vertė ieškoti kompromisų. Aš manyčiau, kad priemonės jau yra išsekusios, Rusija jų nebeturi ir atitinkamai tas politinis poveikis Europos dujų kainoms bus žymiai mažesnis, nes mes realiai išimame vieną ir patį rizikingiausią žaidėją šitoje rinkoje, kuris turėjo patį didžiausią potencialą sukelti tokias politinės krizės. Tai Rusija iš dujų rinkų Europoje traukėsi ir manyčiau, kad tai reikš, jog grįžta situacija prie, na, tokių tradicinių skaičiavimų, prie makroekonominių, prie pasiūlos ir paklausos derinimų. Žinoma, temperatūros pokyčiai, infrastruktūros kitimai, netgi tie patys teroristiniai aktai gali labai smarkiai vėl situaciją pakeisti. Ir yra baiminamasi vėlgi, tarkim, kad mes turėjome Nord Streamo sprogimus, ar mes pakankamai apsaugome savo infrastruktūrą ir ar tai negali būti dar, sakykime, tęsinys į tą jautrią energetikos infrastruktūrą, kuri galėtų gerokai destabilizuoti rinkas.